Visai neretai pasitaiko, kad šeimoje yra 2 šunys ir jie abu važiuoja mašinoje. Tai yra vienas toks atvejis, kai 2 kolegos važiuoja ant galinės sėdynės. Vienas yra labai meilus ir nori glaustytis, o kitas yra mandagus ir tiesiog kenčia to kito glaustynės. Tai šeimininkė nusprendė, kad jai pagailo to mandagaus šuns ir jie nusprendė padaryti skirtuką tarp tų šunų. Tai ką jį padarė, užsisakė iš mūsų hamaką ir kreipėsi į mane, kad išspręsčiau šitą problemą, kad padaryčiau skirtuką. Tai mes jį ir padarėm tą skirtuką. Tiesa, iš pirmo karto pavyko ne visai gerai, turbūt įvyko ne visai susikalbėjimas iki galo. Aš supratau, kad skirtuką reikia daryti ten, kur yra perplėšimo vieta, kad žmogus atsisėstų ir, kaip ir kalbėjom, bus visai gerai, atsiplėš viena dalis, bus uždaryta ta pusė, dvi vietė ir bus viskas super. Bet kai jį gavo, sako, ne, vis dėlto mes norėjom per vidurį. Tai teko grąžinti atgal ir perdaryti. Tai perdarėme ir galime pasižiūrėti, kasgi gavosi. Štai kas čia gavosi. Skirtukas per vidurį. Vienam kolegai, kitam kolegai, kampukas. Ir perplėšimas, liko štai čia. Mes buvome, pertvarą čia padarę, tai teko perkelti per vidurį. Ir buvo toks sprendimas jį padaryti ant lipučkų. Bet susivėję pasitarėme, kad tos lipučkos tiesiog atplyš šuniui, glauščiajam šuniui lipant per bortą pas mandagųjį, tai mes padarėm tokį užtvirtinimą su karabinu ir dabar tikrai labai tvirtai bus. Tai dabar turiu jums klausimą. Ar yra dar norinčių tokių skirtukų padaryti į hamaką, nes galiu įdėti kaip papildomą pasirinkimą elektroninėje parduotuvėje prie hamako? Parašykite į komentarus.